Labą dieną. Labas. Druskininkų kelių policija. Malonu. Prašom, kas jums leido filmuoti? O kas man gali uždrausti? O kodėl? Ar mes leidome jums? O kas jūsų klaus? O kodėl? O kodėl aš turiu klaus? Čia jūsų privati valda? Ne Tai privati. įstatymus pasiskaitykit, vyrai. Kur draudžiama filmuoti? Privačioje valdoje arba teismo salėje posėdžių metu. O jūs man labai įdomus, ką iš žmonių darot. Paslaugas teikiat? Konstitucijos pareigas gal atliekat? Kaip konstitucijos? Greitai viršijo? Nu ir kas? Nukentėjusiai yra? Nėra. Nėra. Skundų yra? Nėra. Liudininkus turit protokolai 2? Turim. Kur? Yra, mūsų užfiksavom greitai. Liudininkus turit protokolę, kad pažydimą faktą liudytų? Gerai, jūs tada išvedžiokit. Ką? Ir nefilmuokit. Norės ir filmuosi. Realybės šou patruliai ne visi policijos pareigūnai vienodai sureaguodavo į juos filmuojančius vairuotojus. Be abejo, kiek žmonių, tiek individų, kurių skirtingas išsiauklėjimas ir intelektas proporcingai atsispindi vaizdo kameros objektyve. Nu tai ko čia dabar kimbat prie manęs? Nieks nekimba. Nu tai tada aš važiuoju, ko iš čia man? Jūs truputį žodžius rinkite, kimba, tai yra O tai kas? netiesiogiai pavartotas žodis. Netiesiogiai pavartotas, Taip. nu ir kas? Kimba žuvis ežere, o čia nekimba. Teisybės dėliai reikia pasakyti, kad nepatenkinti policijos pareigūnai dažniausiai apsiribodavo žodiniais paniurzgėjimais ir tik pavieniais atvejais grasindavo panaudoti fizinę jėgą. Todėl prieš jūs gali būti panaudota fizinė ir psichologinė prievarta. Aš nekeliu grėsmės niekam, kad prieš mane jėgą naudoti. Ir nors ta plonytė riba tarp grasinimų ir jų įgyvendinimo vos nebūdavo peržengiama, Jūs net ne žmonės ir nenaudokit jėgą šiam kone filmuojamų pareigūnų reakcija į nukreiptą objektyvą dažniausiai būdavo labai jau isteriška. Atsakysite klausimą. Kas dabar daro? Kas dabar daro? Kas dabar daro? Kas dabar daro? Ką jūs darot? Ar jūs turite teisę iš viso? Visų pirma, mano vertinimas būtų toks, kad iš vis gyvenime kiekvienas žmogus, pareigūnas atliktų savo funkcijas, tas, kuris gali jis atlikti. Jeigu kalbėtų apie šitą žmogų, kuris filmavo, tai jis nei tam turi leidimo, nei turbūt nei moka gerai tą darbą daryti. Ir galutinis rezultatas galbūt gaunasi ir iškreiptas. Tai mano tokia nuomonė būtų. Policininkai juos filmuojantį vairuotoją kaltina provokavimu. Vairuotojas pažeidžia kelių eismo taisyklės, o vėliau su kamera išprovokuoja pareigūnus atsakomajai reakcijai. Patinka šitaip netyčiotis. Man patinka tyčiotis? O ko aš tyčiuojas? Aš važiuoju ramiai sau per kelią, jūs mane sustabdat vidury gatvės, tai kas iš ko tyčiuojas? Pasižiūrėkit, ką tam kely darote. Kas yra provokacija? Jeigu pareigūnas susiprovokuoja, kada jis pamato vaizdo kamerą, tai čia geras yra klausimas. Kaip jis elgtasi tokiu atveju, tarkim, jeigu jis pagalvotų, kad tarkim naktį ar dar kažkada, kad ta vaizdo kamera nėra vaizdo kamera. Ko? Parodyk, kas yra? Parodyk. Parodyk. Aš filmuoju, kaip jūsų pareigūnai mušasi nuovodai. Tai filmuoju, kaip jis mušasi. Jisai mušasi, o tas pareigūnas pažeidinėja kelių eismo taisyklės. Aš važiavau, jis padarė 2 avarinės situacijas, ne per pilną minutę nufilmavau, viskas yra. Komisaras savo pavaldinių veiksmų neteisina ir jiems nepritarė, tačiau tikina, jog ir filmuojantis vairuotojas turėtų elgtis mandagiau ir tolerantiškiau. Aš nufilmavau, kaip 2 kartus per 1 minutę nepilną padarė 2 avarinės situacijas. Pirmiausiai, kaip ir mūsų pareigūnai, turėtų laikytis instrukcijos įstatymo, prisistatyti, kas jie tokie yra, ir tai prieš tas žmogus, kuris ateina filmuoti, turi irgi pasakyti, dėl ko jis filmuoja, kas jis toks, ką jis nori parodyti. Tai aš nemanau, kad ten kiltų kažkoks tai nesusipratimas tarpusavio. Ką čia darot su tavo lasdelė su savo? O ką jūs darot? Filmuoja jūs? Policijos pareigūnai taip pat kaltina, jog realybės šou patruliai rodoma vaizdo medžiaga yra paimta iš konteksto. Kodėl? Ką jūs darot? Ką jūs dabar darot? Galima filmuoti. Galima filmuoti? Leidau. Taip. O kas jūsų klausė, jūs leidote? Tačiau ką turėjo padaryti vairuotojas policininkui, kad šis jį tiesiog sumuštų? Ar turime leidimą? O ką jūs darot dabar? Aš nieko nedarau. O kodėl jūs iš viso į mano mašiną lenda dabar? Paskutinis atvejis, kai apsaugos policijos pareigūnas apkumščiuoja vairuotoją, nebetelpa į jokius rėmus. Čia jau iš konteksto vargu ar ką beištrauksi. Prašau, nefilmuot manęs. O kokią teisę turiu filmuoti? Aš tai suprantu. Įstatymus galima nuvažiuoti į komisariatą. Paskutinis įvykis buvo, reiškia,
kartai, 2 kartus buvo panaudota jėga, tai čia buvo vieną kartą taip pat buvo bandymas sugriebti kamerą, nu ir beveik jam pasisekė, nes kamera šiek tiek nukentėjo, o antras įvykis, jau čia kai lauke mes stovėjome, bandėme išsiaiškinti situaciją, kas yra ir kaip yra, tai jau čia buvo konkretus smūgis į kūną ir, nu, žodžiu, teko gintis. Po šio paskutiniojo atvejo susirūpinti turėtų jau ne Kauno eismo priežiūros tarnybos viršininkas Alfonsas Tarasevičius, bet jau kolega iš apsaugos policijos. Be abejo, tvarka policijai įsivyraus tik tada, kai pareigūnai suvoks, jog jie visuomenės pagalbininkai, teikiantis socialinės paslaugas, o ne dievai ar visagaliai tvarkdariai. Atliekame savo darbą. Aš jums netrukdau. Netrukdo, to gal trukdo. Nu kaip trukdau? Netrukdo. Nu tai pasakykit kaip. Stovi ir filmuoja. Taip. Man labai įdomu, kaip policija padeda eismo dalyviams. Padeda. Taip. Ne mes įstatymus kuriam, Nu suprantate? tai man labai įdomu, vat kaip jūs pasirinkot patruliavimo vietą. O tegu sukuria jie įstatymus. Jo, kaip įstatymai neblogi yra. A jūs matėt, kokios už ką baudos yra? Mačiau, žinau gerai. Jo, taip. Nu, va, kas Taip. sukūrė jas? Nu taip. Klausimas, kaip jos taikomas. Vat, kaip jos taikomas? Taip. Taip ir taikomas. Provokacijos provokacijomis, bet sutikite, kad visada